Sveiki keliautojai. Taigi praėjo lygiai 1 metai, kada aš pradėjau savo pirmąją kelionę, solo kelionę dviračiu Camino Lituano. Taigi sugalvojau dabar išvykti į savo antrąją kelionę. Nežinau, dėl drono. Praeitą kartą panaudojau 1 kartą į 1 dieną. Taip, nežinau, galvoju ar imti ar neimti. Nusprendžiau paimti, nes būsiu prie Kernavės. Anykščiuose būsiu, tai gal pavyks pagauti kokių gražių kadrų, paskui raidinti. Tai tikėkime, bus oras geras ir leis man tą padaryti. Tai dronas keliauja kartu. Nusipirkau daug tokių proteininių, tokių negeliukai čia. Ir lidliukas, tiesiog maistelis toksai. Nusipirkau vietoj geliukų, turėsiu kelis geliukus, bet naudosiu šitą energijai, visokiausių tokių. Gal nepralksiu be važiuojant, tai šitas krepšiukas bus mano maisto. Ir ten makaranai yra. Aišku, kaip be siemačkų. Tai va. Taip pat aš neatsimenu, ar praeitais metais rodžiau ar nerodžiau. Dar savo apsaugai turiu tokį dujų balionėlį. Jisai, toksai pistoleto formos. Toksai va čia įsistato, toksai raudonas. Yra lemputė. Kad pataikyčiau. Tai čia tas dekliukas toksai, nežinau. Ačiū Dievui neteko panaudoti, tikiuosi šį kartą irgi neteks panaudoti. Iš medicininių dalykų, tai pasiėmiau turniketą, įtvarą, bintą, tokį tamponavimo tvarstelį, nežinau, ir aišku seną gerą, švedišką. Dar pasiimsiu pleistriuką, aišku, ir dezinfekavimo skystį, tai žinau. Labai vietos daug užima, tai. Nežinau, kažkaip nelabai juda čia, bet man daugiau šitų nėjo pritvirtinti stipriau. Čia eina čia tokie suvirštukai, bet jie, nežinau, gal iš praeito karto man labai jie išsiklibino, tai gal, nežinau, pasižiūrėsim, kaip čia laikys. Pakeliui reikia sugalvoti kažką, tai turiu mažų atsuktuvėlių, tai kažką tai paderinsiu. Bet kol kas pradžiai gal laikys.
turiu naują dar Kospo kompiuteriuką. Šiaip išbandžiau. Visai gerai ir į Stravą įsikelia. Ir taip toliau šitas eis ant šito. Ir aišku, turiu šitą, bet dabar nenaudoju. Kelionėje panaudosiu mikrofonėlį. Išbandysim. Čia. Ką dviratukas paraštas. Atrodo taip. Sveria nemažai. Nežinau kiek, bet aš šiaip nepakeliu. Tai matysim, kaip čia seksis. Rytoj prasideda kelionė. Sveiki, gyvi, labas rytas. Nu vat ir išjudėjau. Ir iš karto įkalnis. Fū. Atrodo, dviratis sunkesnis negu praeitą kartą, bet nežinau. Labai tikiuosi, kad išvengsiu aš tų žvyrkelių. Susiplanavau, kad jų nedarysiu, nesuksiu ten, kur žvyrkeliai. Nuo kalniuko gerai riedėt. Dabar važiuoju aš Vievį. Ir paskui važiuosiu tiesiai į Kernavės piliakalnius. Čia užtruks apie porą valandžikių. Bet norėčiau spėti šiandieną iki 2 valandos. Kažkur rasti prieglobstį, nežinau, nes praneša perkūniją, lietų, turbūt žaibavimą, o aš labai bijau. Taip kad bandom minti. Nu ką, 10 kilometrų jau yra, ramiai, kem minučių, labai ramiai, kalniais kalneliais, gražiais laukais aplink kalvotom pievom. Saulė kepina, dabar dar yra be 10:08 ryto, o jau, žinot, kiek yra, 19 laipsnių. Nežinau, ar klaidą padariau, kad apsimau timpas, bet šiandien praneša lietų, tai aš skubu, kad aplenkčiau jį bent jau iki tol, kol pasistatysiu palapinę. Bet nežinau, kaip čia bus, atrodo giedra, bet jau nuo praeitos savaitės sakau prognozės, tai būtent šiandien, šią naktį nebus, bet šiandien turėtų galbūt. O galbūt ir ne, galbūt nepataikys pralėkti ten, kur aš būsiu. Nu, žiūrėsim. Tai dabar važiuoju iki Vievio. Rodė man ten galėjau nusukti prie Rusakalnio į dešinę, bet ten žvyras, tai nusprendžiau aplenkti ir važiuoti tiesiai į Vievį ir daryti ratą ir tada link Kernavės. Tai vat,
Gerai, 10 kilų yra, važiuojam toliau. Nu, 21 kilometras jau. Ant 20 kilometrų negalėjau prisijungti, nes lėkiau nuo kalno, kaip sakiau. Tai va dabar liko dar 15 kilometrų. Ir atvažiuosim į pirmąją, kaip sakant, stotelę. Apsižvalgysim pažymiuosius piliakalnius. Gerai, dabar minu biškį. Neris. Žodžiu, kosmosas. Nežinau. Biškai sustojau pailsėti, nes... rasoja. Trisdešimt kilometrų. 2 valandos 3 minutės. Nu, ne pats greičiausias laikas. Bet, nu, jeigu tokiu tempu važiuosiu, tai gal iki 4 atsidursiu savo nakvynės vietoj. Kaži. Būtų gerai. Bet vis tiek užtruksiu. Tuose piliakalniuose norėsiu pasibūti. Ten gal droną pakelsiu. Nu ir nuo ten jau kažkokie tai ypatingi mestukai tai nebus. Paprasti kaimeliai, miesteliai. O, žiūrėkit, Sosnovskiai. Šalia kelio. Tai va. Liko 5,6 kilometro. Varom. Žodžiu, su dviračiu negaliu įvažiuoti. Palieku, gal nepavoks nieko. Pasiėmiau droną. Šiaip įėjimas nemokamas, bet gali nupirkti savanorišką bilietą už 1 eurą. Tai va. Čia. Čia kažkokia. Šiaip visą laiką norėjau atvažiuoti į Kernavę ir aplankyti šitos piliakalnius, bet kažkodėl tai niekada to ir taip ir nepadariau. Nors čia kiek čia kilometrų tėra. Tikrai nedaug. Čia kažkokia kavinukė. Blemba, labai nenoriu daug laipioti. Eisiu turbūt nuo čia.
Pamėginsiu paleisti droną. Nes kitaip, jeigu čia vaikščiosiu, tai man kojytėm bus šakės. Šakės šmakės. Gerai. Nu, įsivaizduokit, paleidžiu droną ir neleidžia skraidinti jo, jeigu čia matosi, iki pirmo to gaburiuko, iki ten ir viskas. Ir daugiau neleidžia skraidinti, ta prasme, į priekį. Nu gerai, galvoju, biškį tenais paskraidino, o pradėjo krekždės pulti. Puola ten jos mane, nu gerai. Parsivarau tą droną, bandau pasifotkint kažką tai ir paskui žiūriu, noriu parsisiųsti, žiūriu, kad neįdėta SIM kortelė. Eina, saugau, lopę kokią. Tai iš naujo viską įdėjau kortelę, tai dabar parsisiuntė lyg ir. Tai va. Toks feilas biškį ir išsikrauna dar. Tai šiandien jau dronų tikrai nepaskraidinsiu, nebent galutiniai stotelėje aš jį pakrausiu biškį. Nu, apylinkės gražios, jeigu pasivaikščio ten iki pat nueiti, tai gražu. Čia va. Skaityti. Nu, bet man užtenka šiandieną čia. Važiuosim į Musninkus dabar. Link Musninkų. Tai va. Nu ką, žmogeliai, jau 40 kilometrų. 50. Pavalgiau alkanam briedyje. Nu, sakyčiau, 5 iš 10. Tai, nežinau, čia aplinka graži. Va. Palei ežerą, dabar palei ežerą važiuosiu. Link Zibalų. Bet ten žmonės maudosi. Aš norėčiau įsimaudyti irgi. Tai va yra nuvažiuoti 58 kilometrai dabar. Tai iki galutinės vietos liko 30 kilometrų. Tai manau, kad pasieksiu gana anksti savo baidarių rojų. Važiuosiu per tiltą. Gana anksti pasieksiu ir ką žinau, turėsiu laiko pailsėti, pastatysiu palapinę.
Tai smagiai pasidarysiu valgyt, pasižiūrėsiu, gal ten bus galima išsimaudyti dar. Tai atsivėsinsiu. $60 kilometrų. Nu ką, žmonės 70. Kaip nieko. Nu nepasakyčiau kaip nieko. Dar vargstu ir plušu. Nesitikėjau, ko bus taip karšta, nesimato jokio lietaus, kad bus. Nu turbūt gal naktį ateis. Visai, nei vieno debesėlio ant tos kaitros. Gal gerai, kad anksti išvažiavau, anksti būsiu, pasistatysiu palapinę ir sėsiuos. Rytoj laukia labai sunki diena, sunkiausia iš visų. Rytoj turėsiu padaryti 120 km. Nežinau, kaip išeis ir nakvoti Rokišky. Lyg ir Rokišky, jo. Tai va dėl to gerai, kad šiandien gausis apie 8 kilometrus. O va išsimiegosiu, išsiilsėsiu, anksti vėl kelsiuos. Ir varysiu. 20. Man atrodo, čia bus mano maksimumas. Praeitais metais maksimum buvau padarius 118. 114 ar 118, dabar neprisimenu. Tai va. Gerai. Varom. Liaušiai. Ir, kas galvota, 80 km. Beliko 8 kilometrai. Ir viskas. Fu. Aišku, čia dabar per žvyrkelį važiuoju. Bet nėra blogai taip. Įsivaizdavau kažkoks susibiški šlapas, taip. Neblogai. Buvau sustojusi parduotuvėlę kažkokią, nusipirkau vandens. Oi, šuniukai. Gal nepagaus manęs. Tai va. Oi. Dabar tos liaušius čia pravažiuosiu ir dar kažkur virkščiai, man atrodo, dar bus ir tada
Baidarių rojus. Virkščiai. Vuolia, aš jau atvažiavau į Baidarių rojų. Esu viena pati, aišku, lauko tualetas čia. Sikto tualetas yra. Pasislėpiau biškį prie namelio, ten palapinė ir statysiuos. Yra, lašnoja jau biškį. Nežinau, kiek čia. Norėčiau išsimaudyti, atrodo gražus tvenkinukas. Pasiplaukėčiau. Čia matyt pirtelė. Na, bet karaliauju viena pati. Smagiai. Einu statysiuos palapinę, kol dar netidindėjau, va ten, va, jeigu matysi. Daug musių. Čia fainai galim laužiuko pasikurt, bet aš nesikursiu. Nesitingiu. Nežinau, labai jau šaltas vandenėlis ir labai mažai jo. Tai kaip močiutė, žinai, apsiprausi jūroj. Bet ir gerai. Užteks. Tai vat, eisiu vakarienę darytis. Apsitvarkysiu dar. Ir pavakarosiu biškį. Ačiū. Makaronų.
makarončikų su tokį turiu dalyką. Čia iš sausiako kažkokio Hunter's Chicken. Vištiena, bulvės, bacon and cheese and barbecue sauce. Nu, žodžiu, aš nevalgau šiaip tai kiaulienos. Ai, ant išgyvenimo. Tai suvalgysiu, dar įsimesiu gal kubelį buljoną su makarončikais. Guminukų biškį išsilydžiusiu. Tai taip ir pavalgysiu. Dabar yra 4:30. Tai pravažiavau šiandien 87 su biškiu kilometrų. Neblogai, sakyčiau. Ir greitai. Nu, neblogai. Ką, viską apsitvarkiau, kaip ir eisiu gulti. Nežinau, ar klausos miegmaišį, nes belenkaip karšta. Durų atidarytų nenoriu laikyti labai, nes dėl odų, bet nežinau, kaip čia aš ištversiu visą naktį. Nu, praneša lietų ant 7-8 su perkūnija, bet gal praeis, gal ir ne. Gerai, nulytų būtų gerai šiaip, nes kaip pasižiūrėjau dabar prognozę, visas dienas bus šakės. Taip ir norėjau, kad būtų geras oras, bet kad ne taip ta saulė kepintų, va, man ranko kaip nudegė. Normaliai, kontrastas. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksim kitą dieną. Bet aš vlogus realiai jau montuosiu po savaitės, tai čia ne tą pačią dieną. Nu, bet vis tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitos dienos nuotykių.